So, Magda, before we start, I would like to ask you, because I like Violette Auklander very much, and I like her books and I like her teachings. And I would like to ask you how you came to Violet Auklander, or maybe how Violet Auklander came to your life. What is the story? Tai aš Magdos dabar paklausiau, kaip jie atrado Violetą Auklander, Violetos Auklander modelį mokymus, nes man ir pačiai labai patinka Violeta Auklander ir jos knygos yra dvi nuostabios knygos išverstos lietuvių kalba. Tai tiesiog Magdos teiraujasi dabar, kaip jis susitiko su Violeta Auklander. So, Magda, what is your story? Hello, hello everyone. First of all, I want to say thank you to you, Egle, for organizing and inviting me. As for my story, it's quite a long, but I will try to cut it short. Um, I first I became a Gestalt psychotherapist. And when I became Gestalt psychotherapist, I was primarily working with adults because my education as a psychotherapist was in adult psychotherapy. While working, I discovered that almost all the clients, most of the clients, had a lot of issues coming from childhood, teenage years, and it was very, very heavy for them to carry all this baggage for so long. So I thought for myself, how would how the life of these people would be if they worked on their process, on their issues in their childhood, in their adolescent years. So I got interested in working with children and adolescents. So that's how I started checking what's in Oh, Gestalt. okay. And then I discovered Violet Model. So it was. I remember my fascination when I was reading. First, I read her books, so it was wonderful. I was very impressed, and then I took her Mhm. trainings, and I'm here now. Okay, so thank you very much for joining us tonight. Tai Magda pirmiausia sveikinasi su visais mumis, ar ne, ir dėkoja, kad mes čia susirinkome. Ir kaip Magda pati sako, ji kaip geštalto psichoterapeutė, ji pirmiausia pradėjo dirbti su suaugusiais žmonėmis na, tiesiog ir pastebėjo tokį dalyką, kad labai daug klausimų, labai daug situacijų, kurios kelia sunkumų suaugusių žmonių gyvenime, tai labai daug kas ateina iš mūsų vaikystės patirčių. Tai kaip ir minėjo Magda, kad ji pirmiausia pradėjo dirbti su suaugusiais žmonėmis kaip geštalto terapeutė ir paskui vėliau ji pradėjo dirbti ir su paaugliais, ir su vaikais ir ji atrado Violetą Klander, mokėsi jos mokymuose ir taip pat ją labai sužavėjo ir Violetos Klander knygos. So the story has begun. You met Violeta Klander. I have not met her in person. Okay. I have done her training online with Karen. She Mhm. stopped holding trainings in 2007. You mean Violeta Klander? Yes, yes. Okay. Mhm. And when I wanted to take her training, she was not holding trainings anymore, but her people who were continuing her work and these 2 week trainings and developed further their Felicia, Carol, Karen, Fred. So I have Mhm. done training with them. So Mhm. it was very, very enriching. Mm. Taigi Magda sako, kad jai pačiai asmeniškai neteko sutikti Violetos Oklander, nes Violeta Oklander baigė savo aktyvę profesiją, baigė vesti mokymus 2007 metais, taigi Magda jau mokėsi pas Karen ir suprantu, kad Karen, she's a student of Violet.
Yeah, she is a student of her, Mm-hmm. and she is a trainer also. She was giving trainings, delivering trainings for quite a long, for many years, as well as Felicia Carroll. Even in the when Aucklander was Violet was alive, Mm-hmm. she Karen and Felicia were doing the trainings that Mm-hmm. Violet Ja, tai, began years ago. taigi sako Magda, kad ji mokėsi pas Violetos Oklander mokinę Karen. Mhm. And Karen has developed Violet's model in a way how to work online with Mm. Violet Aucklander model. So it's very interesting, and Mhm. she developed various tools. Now it's very interesting also Mhm. online tools. Mhm. So, Magda, you're talking about Karen Fred. I don't know how to pronounce her Yes, yes, name. yes, Fred. Aha. Yeah. Tai čia vad mes dabar kalbam apie Karen Fred. Ir štai yra tokia labai nuostabi knyga išversta į lietuvių kalbą. Ir viena iš autorių yra Karen Fred, apie kurią And kalba Magda. Christina McKenna also. Aha. Yeah. Okay, so you know Christina McKenna as well. Yes, yes, Aha. yes. Taip sako Magda, kad ji žino ir kitą knygos autorę, Kristiną McKenna. So, And Magda. they just wrote another part two of the book. That's part one. That you Sako have. Magda, kad sako, va Yeah. šita knyga, kuri yra išversta į lietuvių kalbą gydymas žaidimu, tai čia yra pirma dalis. Ir dabar tos pačios autorės Karen ir Kristina parašė antrą dalį. Tai antros dalies aš lietuvių kalboje knygos nesu mačiusi. Yeah, it's very interesting. Yeah, very good book, and I find in this book a lot of ideas for example, working with metaphoric cards as well. Tai šitoje knygoje aš turiu tą knygą ir aš ją pavartau, paskaitau, tai tikrai aš turiu randu visokiausių idėjų, kaip naudoti su kortelėmis. Ir tame tarpe yra aprašytas ir Violetos Oklander modelis, apie kurį mums šiandieną pasakos Magda. So Magda, in this book is included four-step Violet Oklander model that we Yes. will be discussing today. So shall we start with your slides? Yes, we can. I will share my slides now. Tai tuoj Magda pasidalins savo ekranu, savo skaidrėmis. So before you share, Magda, I just mentioned that you will cover the basic Gestalt ideas as Principles. well. Yeah, yeah. Mhm. I will cover basic principles that are behind Gestalt therapy and Gestalt play therapy because it's important and Mhm. essential to know what are the roots Mhm. to understand how this four-step model works. So. Mhm. Taigi prieš tai, kol mes pereisim prie keturių dalių Violetos Oklander modelio ir dabar jau šiek tiek modifikuoto šešių dalių modelio, tai Magda dar kartą norėtų mums priminti pagrindinius bazinius geštalto ir geštalto žaidimų terapijos principus, nes Magda sako, kad tai yra svarbu ir būtent iš tų tiek iš geštalto, tiek iš geštalto žaidimų terapijos visos yra šaknis Violetos Oklander modelio, tai todėl, kad tai mes dar kartą stabtelsim prie pačių tų bazinių pagrindinių principų. Yes, we can see your slides. Mm-hmm. Start to somehow focus on the main topic. As Ekla said, we are going to review, make an outline how we work with projective cards in Gestalt play therapy. It is the topic, and to add more, this meeting is just an intro. We will review the main points, what we will cover, what we will cover, and then how we do it.
it will be in the webinar. So the webinar will be experiential part. So let's Mhm. begin. Taigi šio susitikimo mūsų yra tokie kaip ir, na, du tikslai turbūt. Tai vienas iš tikslų būtų pasižiūrėti, kaip mes taikome korteles remdamiesi gestalto ir gestalto žaidimų terapijos pagrindiniais principais. Ir kita dalis yra tiesiog, na, tokį trumpą pristatymą padaryti apie tai, ką mes veiksime gegužės 24 dienos praktinėme seminare. Tai ten taip pat bus tiek apie gestaltą, tiek apie gestalto žaidimų terapiją, tuos bazinius pagrindinius principus, bet bus ir antra dalis, kuri bus grinai tokia patirtinė dalis, praktinė dalis. Mhm. First of all, I will share a bit about myself as far as most of you are new to this webinar, as Ekla said to me. Tai aš tiesiog norėčiau prisistatyti, šiek tiek papasakoti apie save, kadangi su dauguma iš jūsų mes čia susitinkame pirmą kartą, dar nesame susitikę. As for my professional background, education, I have MA in English language and literature and psychology, and I'm also EAGT accredited Gestalt therapist and trainer. Tai turiu magistro laipsnį tiek anglų kalbos ir literatūros, tiek ir psichologijos. Ir taip pat esu akredituota Europos gestalto terapijos asociacijos gestalto terapeutė. And also I'm Gestalt play therapist and Gestalt play therapy supervisor accredited by Oaklander Foundation. Ir taip pat aš esu gestalto žaidimų terapijos terapeutė ir supervizorė, akredituota supervizorė. Mm-hmm. And currently I have private practice. I work with clients of all ages. Šiuo metu turiu privačią praktiką ir dirbu su klientais įvairaus amžiaus. And I'm also, my current work is also, I'm managing Oaklander Institute of Gestalt Play Therapy in Georgia. I'm co-founder, co-director, trainer, and supervisor at the same time. So. Ir šiuo metu taip pat vienas iš mano užsiėmimų, vienas iš mano darbų yra tai, kad aš esu ir bendras steigėja ir dirbu ir, žodžiu, yra Sakartvele Violetos Oklander gestalto žaidimų terapijos institutas. Tai Magda ten yra ir bendras steigėja ir tuo pačiu ten dirba ir veda mokymus ir supervizuoja. And it's a very meaningful, very meaningful work for me to share Violet Oaklander's legacy in Georgia. So and now with you. Ir sako, kad man yra labai svarbu ir labai prasminga tai, kad aš galiu dalintis Violetos Oklander palikimu tiek Sakartvele, tiek ir šį vakarą kartu su mumis. And as for my personal life, I have a husband and I'm a mother of 3 kids now. And the eldest is 15 years old and the youngest is 5 months old. So. Taigi mano asmeninis gyvenimas, tai aš turiu šeimą ir esu 3 vaikų mama, vyriausiam vaikui yra 15 metų, o jauniausiam vaikui yra 5 mėnesiai. It's briefly about me, and let's go to the Gestalt Play Therapy principles now. Tai tiek trumpai būtų apie mane, o dabar pereikime prie gestalto žaidimų terapijos principų. Three main principles of Gestalt Play Therapy that most Gestalt therapists and Gestalt Play therapists agree is phenomenology, dialogue and contact, and field orientation.
Mhm. Taigi pagrindiniai tiek geštalto terapijos, tiek geštalto žaidimų terapijos principai yra trys pagrindiniai principai. Tai yra fenomenologija, tai yra dialogas ir kontaktas ir tai yra holizmas ir lauko teorija. Phenomenology means it's very Gestalt term, so I will briefly describe it, what it means for you. Phenomenology means that we focus on the phenomena of the client, so on the uh, present process of the client, here and now, what client is experiencing. Mhm. Taigi fenomenas yra labai geštaltiškas terminas ir tai reiškia, kad mes koncentruojamės į tai, ką klientas patiria čia ir dabar, dabarties momente. As for kids, in Gestalt play therapy, it's the same. We're focusing, exploring a child's way of being, what child is experiencing, without judgment. Tas pats liečia ir vaikus, kai mes dirbame remdamėsi geštalto žaidimų terapijos principu. Tai reiškia, kad mes tyrinėjame taip, kaip vaikai būna čia ir dabar ir be jokio vertinimo. Mhm. As for dialogue and contact, in dialogue we mean that it is based, the meaning of this dialogue, concept of dialogue is based on Martin Buber's philosophy and I-thou relationship, which means that me as a therapist and my client, kid or teenager, we are equal, and we meet each other with respect as Mhm. equals. Mhm. Tai dialogo principas, jisai remiasi filosofo Martino Buberio idėjomis ir tai reiškia, kad santykyje susitinka santykis tarkime, terapeuto ir tarp vaiko santykis yra aš ir tu, kad tame santykyje mes susitinkame kaip du lygus žmonės. Mhm. As for the holism and field theory, here we mean that holistic perspective, that it's very interesting for me as a Gestalt play therapist to focus on the whole person of the on a kid as a whole person, child's physical, psychological, emotional, cognitive, and interpersonal and spiritual experience. Man kaip geštalto žaidimų terapijos terapeutai yra labai svarbi holistinė perspektyva. Tai reiškia, kad remdamėsi holistinę perspektyvą mes dėmesį skiriam visam žmogui. Tai šiuo atveju būtų vaiko tiek fiziniai, tiek psichologiniai, tiek intelektualiniai, emociniai, tarpasmeniniai ir tom pačiom dvasiniam patirtim. Žodžiu, mes į žmogų ar į vaiką žiūrim kaip į vieną visumą. And as for the field perspective, we focus on the interaction pattern, how child interacts with his or her environment. O lauko perspektyva tai reiškia, kad mes kreipiame dėmesį į, į įvairias santykių sąveikas, ta prasme, kokioje santykių sistemoje gyvena vaikas. Mhm. So in Gestalt therapy, we have key terms. It is here and now, what and how, and I thou. Mhm. Magda, could you please repeat the key Uh, terms? it is on the slide, Zegle. On I the can. bottom. Yeah, yeah, yeah. Uh-huh. Here and now, Mm-hmm. what and how, and I thou. Thou Mm-hmm. means Mm-hmm. you in. It is the Yes, old version of you. I remember from the last.
Yeah. Tai sako Magda, kad yra tokie labai svarbus geštalte principai, kad čia ir dabar, tai reiškia, kas vyksta tarp tavęs ir kito čia ir dabar. Kitas yra svarbus principas, kas ir kaip, ką tu patiri šioje situacijoje, kaip. Ir aš ir tu, tai aš ir tu santykis reiškia, kad tu ir aš mezgame gilų ir gerą kontaktą, pagristą pagarbą ir prieimimu. Mhm. And the main questions are what is happening between you and me here and now, Ir, and pa, okay, ir okay, pagrindiniai klausimai yra, kas vyksta tarp tavęs ir manęs čia ir dabar. and what are you experiencing? What am I experiencing here and now? Ir ką tu patiri čia ir dabar, ir ką aš patiriu čia ir dabar. And how we are experiencing it. Ir kaip mes tai patirime. Mhm. And as the last one, I and thou, is that as far as we as far as we make contact with each other, we make a good contact with each other with respect and treat each other as equals. O aš ir tu principas reiškia, kad aš ir tu mes mezgame gerą kontaktą, kuris yra grįstas pagarba vienas kitam kaip žmonėms. Mhm. So to go to the next slides here, I just put the main key points of Gestalt approach, which Violet Aucklander used as a basis for Aucklander model. Taigi šioje skaidrėje matote pagrindinius geštalto principus, kuriuos Violeta naudojo kaip pagrindinius savo modelio principus. Mhm. The first one is relational focus, relational approach, and it means that to say it in Aucklander's words, we meet a therapist meets client where he or she is. We meet children, kids where they are. Taigi pirmasis principas yra pagristas santykiu ir tai yra dėmesys santykiui ir kaip sako Magda, kad mes sutinkame vaiką arba paauglį ten, kur jis yra. Jis arba ji toj vietoj, kur yra, ten mes ir susitinkame. And another is that we follow the client's process and what client child experiences without interpretation. Sekantis svarbus momentas yra tai dėmesys kliento procesui, tai reiškia, kad mes sekame vaiko procesą, tai kas vyksta, be jokios interpretacijos. Mhm. We also notice what is the figure for the client. Here I mean what is client aware and what client focuses on. Tai taip pat dar vienas svarbus momentas yra tai, kas yra vaikui, klientui svarbu, kas jam yra figūra, būtent kas jam tai yra svarbu. And we also pay attention to the ground of the child's experience. It is what is obvious, but the child is not aware of. Ir taip pat mes kreipiame dėmesį į tai, kas yra kliento patirties, tad nuo toks kaip ir fonas, nepagrindinis dalykas, tai yra kas yra akivaizdu, tačiau klientas to neįsisąmonina, nesuvokia. Mm-hmm. And now, what is the aim of Gestalt play therapy? Now we can focus on that. It is to raise child's awareness of children's awareness and teenagers' awareness of their process. What is meant in when we say process? It's their feelings, their thoughts, their emotions, their sensations in the body, and so on. Taigi, geštalto žaidimų terapijos esmė yra sąmoningumas ir tai, kad vaikas ar paauglys tame procese įsisąmonintų savo pojūčius, savo mintis, savo jausmus. Mhm.
And by raising their awareness, we therapists help kids to restore their organismic self-regulation and to integrate their selves. Ir, žodžiu, didindami vaikų ir paauglių sąmoningumą, mes, žodžiu, tokiu būdu įvyksta jų organizmo savireguliacija ir, na, jie kaip ir, na, jų savijauta gerėja tada. Mm-hmm. And as a result, kids change. Ir tada to pasekmė, jog vaikai keičiasi. And now I want to pay your attention to the main principle of Gestalt play therapy about how change happens. Tai dabar noriu atkreipti dėmesį jūsų į pagrindinį geštalto žaidimų terapijos, na, tokį kaip ir vieną irgi iš tokių esminių dalykų, tai kaip vyksta pokytis. Mm-hmm. And it's Arnold Beiser's words that change occurs when one becomes what he is, not when he tries to become what he is not. Tai ir, na, Arnoldo Beiserio žodžiai, jog pokytis įvyksta tada, kai žmogus tampa tuo, ko jis yra, o ne tada, kai jis stengiasi tapti tuo, ko nėra. Mm-hmm. Now I want to invite you to look at these photos or images, and maybe you can just unmute yourself and say aloud or just write in the chat what you see on these images. Taigi dabar noriu jūs pakviesti pasižiūrėti į šiuos paveiksliukus, kuriuos matote savo ekrane ir arba įsijungti mikrofoną ir pasakyti, ką jūs matote, arba galite parašyti ir pokalbių laukelėje. Tai ką jūs matote? And if you see one thing or two things on the same image. Ir gali būti, kad jūs matote vieną arba kelis daiktus, dalykus, žiūrėdami tą patį paveikslėlį. Tai kas norit, galite tiesiog įsijungti mikrofoną arba į pokalbių laukelį tiesiog parašykit, ką jūs matote šiuose paveikslėliuose. Aha, so first of all, I see black figures. Aha, okay. Gerai, galiu pasakyti. Pirmam matau mešką ir paukštį, antram beždžionę ir tigrą, o trečiam tokį muzikantą ir moters veidą. Tai pirmam matote, dar kartą Jūratė galite pakartoti, pirmam matote mešką ir paukštį. Aha, so the first picture I see bear and bird. Aha, antrame ką matote, Jūratė? Beždžionę ir tigrą. Aha, I see, palaukit, kaip beždžionė, monk and tiger? Monkey, yeah, yes. Okay. Yeah, thank you. Aha, and trečias ką matote, Jūratė? Muzikantas ir moters veidas. Okay, so and the third picture I see musician and face of woman. So, thank you so much. Ačiū, Jūratė. 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 Thank you so much. So this is the figure ground principle that if we focus on one figure, everything else goes into the field and we just see, for example, bear. And if we focus on eagle or bird, we see bird and everything else is in the field. If we can focus at a moment, we can focus only one thing, and it is the figure for us, and everything else is in the field and we don't notice that.
Taigi Magda sako dabar, kad šitie trys paveiksliukai labai gerai atspindi irgi vieną iš tokių geštalto principų, kuriuos mes jau irgi aptarėm, tai yra figūra arba fonas. Tai Magda sako, kad vienu metu mes galime koncentruotis, žiūrėdami paveiksliuką, tik tai į vieną dalyką. Tai jeigu, pavyzdžiui, žiūrėdami į pirmąjį paveiksliuką mes matome mešką, tai meška mums tampa figūra svarbiausių dalykų tame paveikslėlyje, o paukštis arba erelis jis tampa tokiu kaip ir, na, fonu, antriniu And dalyku. and when we meet our clients, kids and teenagers, they usually, and there are a lot of things, a lot of figures in our therapy room, they usually choose and focus one object, one thing as a figure for them from the ground. Taigi sako, kai mes dirbame su vaikais, tai vaikai paprastai pasirenka kažkokį tai vieną daiktą, vieną objektą kaip pagrindinį daiktą, kaip pagrindinę figūrą, kuri yra svarbi jiems. Yeah, and we should be curious as a therapist what is the figure for the client. Ir mes kaip terapeutai turime būti smalsus, tai kasgi vaikui yra, na, ta pagrindinė figūra, pagrindinis dalykas. And also what is in the ground that our client is not aware of, that is obvious. Ir kas yra fonas, tai yra tas dalykas, kuris egzistuoja ir kurio mūsų klientas yra neįsisąmoninęs, nemato, bet tikrai tas dalykas yra egzistuoja. Now a bit about Gestalt cycle of experience. It's very briefly, it's a huge topic, but we just mention key points about that. Tai Magda sako, kad dabar šiek tiek labai trumpai apie geštalto patirties ciklą, nors tai yra labai labai didelė tema, bet mes tiesiog dabar labai trumpai apžvelgsime. Usually we focus how the client is in contact with us and how the client is in contact with clients are in contact with themselves. Taigi paprastai, kas mus domina, tai kaip klientas mezga kontaktą su mumis, kaip su terapeutais ir kaip klientas mezga santykį su pačia savimi ar pačiu savimi. And this is the same for kids. Aucklander used to say there are two reasons why kids come to us for therapy. One is because they don't have good contact with themselves, and another reason is that kids don't have a good contact with their environment. Tai tas pats liečia ir vaikus, kaip Violeta Aucklander sako, kad vaikai į terapiją ateina pagrindinė dėl dviejų priežasčių. Tai pirma priežastis yra, kad jie neturi gero santykio kontakto patys su savimi, o antra priežastis, jie neturi gero kontakto su savo aplinka, kurioje gyvena. And what does it mean now? We're going to explain that. Ir taigi, ką tai reiškia? Kaip tai suvokiame? So, contact is a process and it has several steps. Kontaktas yra procesas, kuris turi keletą žingsnių. First step is sensation. Taigi, pirmas žingsnis yra pojūčiai, nors čia esu išvertus kaip jausmai, bet tai yra labiau pojūčiai. For example, I will give my example here and now. My sensation is the dryness in my mouth. Tai galiu pademonstruoti savo asmeniniu pavyzdžiu, tai tarkim dabar mano pojūtis yra sausa burna. As I'm speaking a lot now, and I'm aware of that. Aware that I need something to drink. This is the second step, awareness of need. Tai kadangi aš dabar nemažai kalbu, mano burna yra sausa, tai čia yra pirmas žingsnis, reiškia, aš jaučiu sausumą burnoje pojūtį ir tada jau čia yra antrasis žingsnis, tai yra būtent sąmoningumo žingsnis, kad įsisąmoninimas, kad man reikia atsigerti vandens.
There is the second, the third step is mobilization of energy. In my body, energy is being mobilized to do something to satisfy my need. Trečias žingsnis yra mano kūne energija yra mobilizuojama tam, kad aš patenkinčiau savo poreikį. And then next step is action. I do something. For example, I reach out for the glass of water besides me. I take it. This is the action. Taigi ketvirtas žingsnis yra veiksmas, aš paimu vandens stiklinę. And the next step is contact, full contact, and this is when I drink this water. Taigi penktas žingsnis, dabar Magda This is atsigeria. This is the contact phase. Tai yra kontaktas. And then when I swallow this water and this is when I digest this water, this is the assimilation process. Tai šeštas žingsnis yra asimiliacija, tai reiškia, kad aš nuryju tą vandens gurkšnį, kurį aš atsikėriau. And assimilation means that my need is satisfied. Asimiliacija reiškia, jog mano poreikis yra patenkintas. And then I withdraw from this contact with this water. Ir tada aš pasitraukiu iš kontakto su stikline. And all our life, every moment we have different needs. If you remember Maslow's hierarchy of needs, we have different needs, and we make contact with our environment and ourselves and the environment to satisfy our needs. Tai Magda sako, kad mes turime labai daug įvairiausių poreikių kiekvieną dieną ir tuos poreikius mums gali priminti ir Maslovo piramidė. Ir mes tuos poreikius stengiamės patenkinti tiek kontaktuodami su savimi, tiek kontaktuodami su aplinka išorinė. Yeah. And in case of kids and teenagers are like that. You mean that they go also make contact with their parent, their environment to get their needs met. Tai sako Magda, kad tas pats liečia ir vaikus, ir paauglius, kadangi jie taip pat turi santykį, turi ryšį su savo aplinka, pavyzdžiui, su savo tėvais, tam, kad patenkintų savo įvairius poreikius. And the problem is that when there is a problem, it means that kids cannot go through this whole cycle smoothly and interrupt this cycle. Ir problema atsiranda tada, kai vaikas negali pereiti nuosekliai viso geštalto patirties ciklo, jisai kažkurioje vietoje nutrūksta. And whatever is the interruption, whatever is happening inside the child, usually it's a child's way of being that they project their experiences on the environment. And I will explain a bit about this because it is the basis of projective work now that we are going to do at the webinar. Ir dabar Magda sako, kad vaikai tai, kas yra jų viduje, jie projektuoja į išorę ir tai yra mūsų būsimo gegužės 24 dienos seminaro pagrindas, būtent projekcijos. So what is the process now? Children usually get negative messages about themselves. Taigi, kaip vyksta procesas? Tai paprastai vaikai gauna pačias įvairiausias negatyvias žinutes apie save. From parents, from teachers, from peers. Iš tėvų, iš mokytojų, iš draugų, iš bet kur iš savo aplinkos. It could be from anyone.
Iš bet kokio žmogaus gali būti tokia And žinutė. kids don't have enough cognitive abilities, enough emotional mature. They are not mature enough emotionally to decide, to judge, and decide that what they say it's not about me. I'm not like that. Ir kadangi vaikai paprastai jie dar neturi nei kognityvinių, nei emocinių gebėjimų atskirti, kad tai, ką kiti žmonės sako apie juos, nebūtinai yra tiesa. And they believe whatever others say about themselves, and they believe that I'm lazy, I'm stupid, I'm bad, etc. Ir tai, ką jiems sako, pavyzdžiui, suaugę žmonės, tu esi tinginys, tu esi kvailas ir taip toliau, tai vaikai nuoširdžiai tuo tiki. And they split their selves. Ir tokiu būdu jų vidus skyla į atskiras dalis. And they say that I'm not stupid, you are stupid. Ir tada jie sako, aš nesu kvailas, tu esi kvailas. Čia kaip vaikai mėgsta sakyti, kas. Yeah, I'm not weak, my friend is weak, and so, etc. Tai aš nesu silpna, bet mano draugas yra silpnas. Tai čia kaip lietuviškai labai gerai skamba, kas ant kito sako, tas ant savęs pasisako. Yeah, I don't cry, I'm not angry, they are angry, they cry, I'm not sad, and so, and etc. There are a lot of things that kids project on the environment. Tai, pavyzdžiui, aš nesu alkana, aš neverkiu, ar ne, ir taip ir toliau, bet kažkas kitas verkia, kažkas kitas liūdi, tai žodžiu, taip vaikai projektuoja tas savo vidinės dalis į išorę. And what Aucklander model does is it helps kids to own their projected parts, their what they split from themselves. Tai ką daro Violetos Aucklander modelis, tai Violetos Aucklander modelis padeda vaikams atgal susigrąžinti tas savo vidinės dalis, kurios atskilo, atsiskyrė nuo vaiko savasties ir į kurias vaikas suprojektuoja į išorę, į kitus žmonės. During the process, kids can own their projections. They can integrate their projected parts of themselves and then become whole as a person. Taigi proceso metu kas vyksta, tai proceso metu vaikai gali tas savo vidinės dalis, kurias jie atskyrė, kurių jie nepripažįsta ir kurių jie nenori, jie vėl gali jas priimti kaip savo ir jas integruoti ir tokiu būdu jie tapti tokiais pilnai žmonėmis, pilna savo esybė. And Violet Aucklander used a lot of projective techniques to do this process. She used sand tray, she used puppets, she used drawings, clay. Projective cards is one of these projective media that she used. Taigi Violeta Aucklander naudojo labai daug įvairiausių projekcinių technikų, tai, pavyzdžiui, ir smėlio dėžė, ir piešimas, ir muzika, ir vaidmenų žaidimai, ir tos pačios metaforinės kortelės. Ir čia jūs matote skaidrėje, tai dvi nuostabios knygos, kurios yra išverstos į lietuvių kalbą, Violetos Aucklander, tai Langas į vaiko pasaulį ir Paslėpti lobiai. And what Violet Aucklander used to say, she used to say this phrase, I don't fix kids. Taigi Violeta Aucklander labai mėgo kartoti šią frazę, aš netaisau vaikų, aš neremontuoju vaikų. And she meant that, in these words, she meant that she did not try to change kids in a way that parents or teachers or others wanted. She just helped them to get
raise their awareness, self-awareness of themselves, and to own the projections and to restore their organismic self-regulation and become integrated, reach Taigi, integration. kaip sako, kad Violeta Oklander, jinai netaisė vaikų pagal tėvų arba kitų suaugusių žmonių užsakymą, bet proceso metu didindama vaikų sąmoningumą, ji padėjo vaikams susigrąžinti visas savo dalis ir jas sujungti į vieną visumą. Okay, now so far what we have outlined, reviewed, it is all about what. So what is Oaklander's model? Now we came to the point where we are going to talk a bit about how we are doing all this as a Gestalt therapist or as a psychotherapist working with Oaklander model, Oaklander Taigi, approach. taigi viską, ką mes iki šiol kalbėjom, tai mes kalbėjom, kad kas yra geštalto terapija, kas yra geštalto žaidimų terapija, o dabar mes jau šiek tiek prisiliesime, kaip mes tai naudojame, kaip dirbdami su vaikais ir paaugliais. Last year, when we did this webinar, we reviewed, we covered the following topics that we have here. Besides the main Gestalt therapy principles, we also covered the Oaklander's four-step model of working with projections. Taigi praėjusiais metais, praėjusį rugsėjį mes jau turėjome su Magda seminarą apie tai, kaip taikyti Violetos Oklander modelį dirbant su vaikais ir paaugliais, tai tada mes peržvelgėme jo ir pagrindinius ir geštalto terapijos principus ir taip pat peržvelgėme ir 4 žingsnių Violetos Oklander modelį. Now we discussed in detail these four steps. First step is imaginative experience, when we ask clients to imagine something. Second is sensory expression, when we ask to make it. Third step is narrative. We ask, or description, we ask the client to describe, to be it and describe in the first person. And the last one is meaning making process. We ask client, does it fit your life, what you have just said about a projective card, for example? Does it fit your life? Taigi dabar mes Magdos skaidrėje matome Violetos Oklander 4 žingsnių modelį ir tas modelis yra labai, kaip ir paaiškintas, ar ne, visas lietuviškoje knygoje gydymo žaidimo. Taigi pirmasis žingsnis būtų vaizduotės patirtis, tai išsirink kortelę, kuri tave domina, tai pavyzdžiui, ar nedirbant su kortelėmis. Toliau antrasis žingsnis yra sensorinė arba jutiminė išraiška, paimk tą kortelę. Trečiasis žingsnis - naratyvinė arba metaforinė išraiška, tai papasakok, būk tai, pirmuoju asmeniu kviečiam papasakot. Ir ketvirtasis žingsnis - tai yra prasmės suteikimas, ar tai, ką tu matai ir ką tu pasakoji, ar tai tinka tau. In case of cards, when we use projective cards in this process, first step would be find a card that interests you among these cards. Then second sensory expression would be pick it in your hands. To touch, we use the sensory senses of touch and seeing this card. Then the third step would be it and speak as if something on the figure on the card that the client chooses, and then what you have said, does anything fit in your life? Taigi dabar
Magda sako, kaip mes naudotume šitos žingsnius dirbant su kortelėmis. Tai pirmas žingsnis, kaip ir sakiau, ar ne, išsirink kortelę, kuri tave domina. And Tai čia pirmasis žingsnis, just a second, Magda, I just oh, on the okay. first step. Okay. Antrasis žingsnis yra, kaip ir minėjau, būtent va, ta sensorinė išraiška, kad paimk kortelę, tai čia lietimo įgūdžius įdarbinam ir matymo įgūdžius. Ta prasme, vaikas ir mato, ar ne, ir liečia kortelę. Tada trečias žingsnis, kaip ir minėjau, tai yra naratyvinė metaforinė išraiška, būk tai. Ar ne, tada žiūrim, kas yra vaikui, kas yra tas pagrindas, kas yra ta figūra, kas yra pagrindinis dalykas. Ir kviečiam būti tuo pagrindiniu dalyku ir kalbėti jo vardu. Ir ketvirtas žingsnis yra prasmės suteikimas, ar tai tau tinka, ar tai yra apie tave. And here I want to mention that all these four steps, the author of these four steps is Peter Mortola. He's one of the among the Gestalt play therapists who were trained and were trained by Violet Oaklander and has worked together with her for years. So, Magda, do I understand correctly that the author of this four-step model is Peter Mortola? Yes, yes. He has created this conceptualization in his book Window Frames. Taigi Magda sako, kad patį tą, tokį kaip modelis, tai sukūrė Peteris Mortola, kuris ilgą laiką, jisai kaip ir supratau, kad ir mokėsi, ir gal paskui ir dirbo su Violeta Oaklander. It's a very interesting story how this model was created. Peter used to attend Violet Oaklander's 2-week trainings several times and was observing what Violet was doing. And then created these 4 steps. Aha, tai labai įdomi istorija, kaip gimė šis 4 žingsnių modelis, tai Peteris Mortola, jisai keletą kartų dalyvavo Violetos Oaklander 2 savaičių trukmės seminaruose ir jisai stebėjo, kaip Violeta Oaklander dirbo ir bestebėdamas jisai tiesiog taip apibendrino visą Violetos Oaklander darbo modelį ir taip gimė 4 žingsnių modelis. And recently, last year, Peter Mortola updated this 4-step model and created a 6-step model. Ir visai nesenai. It's new for now, when we did the training in 2025, we just mentioned 4-step model. Now we are adding 6-step model. Tai sako Magda, kad praėjusiais metais, 2025 metais Peteris Mortola tai šiek tiek papildė, gal ir sukūrė naują modelį ir dabar šis modelis turi 6 žingsnius. He did the first step and the first step is warming up. Tai pirmasis žingsnis, dabar mes jau čia kalbame apie tą naująjį 6 žingsnių modelį, tai būtų toks kaip ir apšilimo momentas. And he added the last 6th step. It's following the process. Ir taip pat Peteris Mortola pridėjo paskutinį 6 žingsnį, tai reiškia, kad proceso sekimas. And we will cover this 6th step in detail in the webinar. And we also will review how you could work using these 4+2 steps with your clients in a Gestalt way, and you will have the opportunity to experience this model on yourself during the experiential part of the webinar. Taigi, gegužės 24 dienos seminaro metu
Tai ką mes veiksime, kad mes turėsime galimybę e, sužinoti, išmokti ir patirti, kaip mes galime naudoti korteles remiantis geštalto metodais ir remiantis šešių žingsnių modelio, kaip mes galime tai integruoti savo darbę su kortelėmis. Mhm. And here there is an outline what we'll do in May during the webinar. Tai čia labai trumpai, ką mes veiksime gegužės mėnesį, 24 dieną seminaro metu, tai mes kaip mes dirbame su vaikais ir paaugliais, naudodami projekcinės korteles ir remdamiesi santykių bei fenomenologija grįstų geštalto požiūriu. Kaip ir minėjo Magda, kad mes taip pat turėsime galimybę asmeniškai patirti 6 dalių projekcinį procesą ir taip pat turėsime galimybę praktikuoti geštalto terapinius įgūdžius, naudojant projekcinės korteles arba metaforinės korteles. That's all for today.